Labas, Enrika. Labas. Šiandien svečiuose turime mūsų buvusią studentę ir netgi 3 kartus buvusią studentę, ar ne? Tai, Enrika, man labai įdomu, kaip čia taip gavosi, kodėl 3 studijos, ar ne? Nes dažniausiai nori kuo greičiau visi, ar ne? Čia pasibaigiau kursus, varau. O kaip čia gavosi, kad 3 studijos, ar čia buvo kažkoks savęs ieškojimas, ar ne, ar tiesiog kažkas nepatiko pradžiai, nes labai dabar aktualus metas šitam, ar ne, nes dabar yra koks mėnesis, gegužė. Taip. Tai yra labai arti būtent abiturientų ar ne egzaminai, kai rinksi savo karjerą, ką čia studijuoti. Tai vat įdomu tavo ta pradžia, kaip supratai, kad tave apskritai traukia, ar ne, ir kodėl netgi perėjai 3 skirtingus mūsų kursus. Šiaip aš kažkiek net juokiausi, nes jūsų praeitoje pašnekovė pradėjo būtent nuo programavimo link dizaino, tai aš viską atvirkščiai, aš pradėjau nuo web dizaino ir dėjau iki backendo, tai aš tiesiog tokiu būdu atradau backendą, man niekas nepasakė, kad populiaru Pythonas, nes tada nebuvo toks gal populiarus, aš jį atradau visai kitokiu būdu, bet jį taip trumpai, tai aš studijavau komunikaciją ir jau bakalauro studijose ieškojau savęs, tai pradėjau nuo web dizaino kursų. Ten patiko paskutinė paskaita labiausiai, tai buvo frontendas ir būtent frontendo kodas. Ir baigusi taip pačiai pradėjau studijuoti ir frontendo studijas pas jūs, Code Academy, ir tuomet baigiau bakalaurą, bandžiau bakalaurą pritempti kažkaip komunikaciją, pritempti prie IT. Nelabai man ten sekėsi, nes niekas nebuvo labai suinteresuotas komunikacijos ten bakalaurą pritempti IT, bet vis tiek bandžiau parašyti kažką apie piratavimą ir taip kažkaip įstojau į magistrą. Tiesiog jaučiau, nes pati savo studijose nelabai suprantau, tiesą sakant, apie ką jos. Ten labiau buvau tokia plaukianti tarp vakarėlių, tarp komunikacijų visokių, turiu menį, pas mus universitete buvo labai daug visokių, kaip sakant, užduočių su komunikacija. Nu, tai ten ir būdavo tokie labiau, kaip sakant, visokios kaip ir linksmos užduotys, visai kitokios nei inžineriniam lygmenį. Tai iš principo pakankamai gavau komunikacijos skillsų ir tuomet pradėjau fintecho magistro studijas, tai iš principo turėjau papildomai išsilaikyti dar 1,5 metų, nei kad kiti, nes ten finansų inžinerijos integravimas į būtent Pythoną, tai jau ten ateina visi finansų inžinieriai, kurie nori pasikelti levelį ties būtent techo. Ir ten aš sutikau Pythoną. Tai siejant tuos Code Academy kursus, tai aš čia esu dabar frontendą pabaigusi ir įstojusi į fintechą, ten sutikau Pythoną. Bet kadangi ten nebuvo konkrečiai IT, ten buvo daugiau finansų inžinerijos integravimas į programavimą ir būdavo daugiau dėstytojų susijusių su finansų inžinerija nei su techo, tai man reikėjo pramokti daug greičiau techą, dėl to, kad aš nuėjau ir paklausiau visgi, ar aš galiu daugiau koncentruotis į Pythoną nei į finansų inžineriją. Nu, gali, bet gal biškai pabandyk ir vis tiek su finansų inžinerija. Ir visgi man leido visą magistrą parašyti iš Pythono, bet man reikėjo išmokti jį daug greičiau, nes pas mus studijos tiesiog nebuvo orientuotos konkrečiai į IT. Tai tuomet pasiėmiau 3 kursą, būtent Code Academy, susijusį su Pythonu, nes mano tikslas buvo pabaigti būtent magistrinį, būtent iš Pythono. Kuo geriau ir kuo, kaip sakant, efektyviau ir greičiau, nes būtent universitete sutikau Pythoną. Tai realiai pavyko visai neblogai, gavau apdovanojimą už geriausią magistrinį darbą. Visai neblogai. Ir pagrindė turbūt dėl to man pasisekė, nes aš parodžiau, kad fintechas ir konkretus robotas gali draugauti tarpusavyje ir būtent tas robotas, kuris diversifikuoja akcijas ir taip toliau, gali padaryti būtent labai gražų investuotojų portfolio. Tai realiai viskas buvo neplanuotai ir iki backendo aš dėjau būtent tokiu keliu. Tai galbūt jau ten bus, nežinau, gal vėliau pakalbėsim, kodėl man skiriasi tas frontendas, kodėl nuo frontendo peršokau būtent į backendą, nes ten yra galbūt savi niuansai, bet aš labai džiaugiuosi, kad buvau ir frontende, ir backende, nes galų gale vis tiek tu tampi kažkiek, grynas backenderis,
čia ganėtinai sunku būti grinam backenderiui. Vis tiek tu turi labai lygiai grečiai dirbti su frontenderiais arba net pats, jei esi mažesniai kompanijai, daryti frontendo taskus. Tai aš labai džiaugiuosi, nes aš dabar darau ir frontendą, ir backendą. Tai vat. Tai galima apie tai ir pakalbėti, vat, ką pradėjai, ar ne, kuo skiriasi, kodėl tau labiau vat, backendas ar ne prilipo ir vat, tas pasirinkimas, nes tikrai, vat, kaip ir sakiau, abiturientai, ne, jie turi padaryti sprendimą, tai vat, tavo patirtis, ne, kokie netgi ir iššūkiai buvo pasirenkant, nes tiek vienas, tiek kitas gali atrodyti panašiai, bent jau kol nepradedi ar negilintis. Taip. Šiaip tiesiai šviesiai sakant, tai aš jaučiau didesnį atsakomybę, kai aš darau backendą. Aš jaučiau, kad aš negaliu, kaip sakant, susimauti, nes čia tiesiog, tarkim, duomenys susijęs su paymentais arba su autentikacija, arba mes, tarkim, darau kažkokią API jau susijusį su useriu, kuris tiesiog deda savo duomenis į puslapį ir aš labai noriu juos užtikrinti, kad jie tikrai yra saugus, ypatingai kai tame tarpe CTB duomenys buvo nutekėję, aš tada dar labiau pradėjau domėtis, kaip užtikrinta security, nors aš esu dar toks mažas taškelis, bet man labai įdomu būtent buvo serverio pusės logika, API įstatymai, duombazų, kaip sakant, visokie darbas su duombazėmis ir bendrai aplikacijos funkcionalumu. Ir man patiko, aš kažkaip įsivaizdavau, kad man patiko tą sprendimą daryti konkretų su didesniu drive, kad aš jaučiau daugiau atsakomybės ir tegu frontenderiai tą mano sprendimą atvaizduoja. Be abejo, aš tikrai nelyginu frontendo ir backendo, nes manęs tiesiog dažnai žmonės klausia, tai galbūt frontendas yra lengvesnis, tai aš šiaip niekada neskau, kad kažkuris yra sunkesnis, kažkuris lengvesnis, nes čia taip pačiai kaip ir olimpinėse žaidynėse, mes negalim ten lyginti kokio futbolo su plaukimu. Jie būdu vienodai gali eiti į aukštą lygmenį, būtent ten Olympics. Ir aš manau taip pačiai ir su frontendu, kad su frontendu ir backendu. Tiesiog man tas pats konceptas, kad backend'e aš jaučiausi tą tokia labiau sistemų architektė, kur man labiau kažkaip patinka, nes aš manau, šiaip dabar pagalvosiu, aš manau dėl to, kad aš jaučiu tą didelę atsakomybę, o kai didelė atsakomybė yra, tu neturi kada nuobodžiaut. Na ir man bendrai patinka tas toks komunikacija su klientais iš tos loginės pusės, kaip jų problemą ir išspręsti, kuriant tą jau sistemos pamatą. Bet bendrai gal patarčiau, ką aš darydavau, kai aš galvodavau apie back ir frontą, tai kad frontendas, tai visi tie plaukiantys dinaminiai ten puslapiai, kur ten viskas labai awesome ir aš iškart galvoju, kaip aš tokius darau, arba backendas jau galvoju, kaip aš ten iškart padarau sistemą, ten paymentai ir visa kita. Tai iš principo geriausia galvoti apie visiškai elementarias užduotis. Ten, tarkim, jei neišsirenkat backendas ir frontendas, tai ką aš daryčiau, aš turbūt pagalvočiau, tai frontende reiktų dažniausiai turbūt pradžioje ten kokias formas daryti, batonus ar panašiai, o backende galbūt priimti kažkokius duomenis iš frontendo ir pasižiūrėti tiesiog, ar jie geri ir į tam tikrą lentelę juos įdėti. Apie tokius paprastus taskus, nes nereikia galbūt iškart galvoti apie kažkokias ten labai labiausiai spalvotas užduotis. Bet bendrai šiaip visą laiką sakau žmonėms, draugams, kurie paklausia patarimo, kad jei pasirinksit backendą, galų gale vis tiek ateis laikas, kuomet turit bendrauti su frontenderiu ir vis tiek iš kažkokio kampo būsit prie to frontendo ir galėsit išbandyti ir frontendą. Galbūt jums labiau patiks frontendas, nueisit į frontendą, pabūsit ten pusę metų ir sakysit, noriu grįžti į backendą ir man dar backendas labiau patinka. O galbūt patiks ir frontendas, bet jūs jau turėsit backendo žinias. Tai čia tikrai nėra taip, nes būna, kad žmonės paklausia prieš, tarkim, norėdami eiti į Code Academy, tai be abejo galbūt yra finansų aspektai, bet iš principo galima mokytis frontendo akademijoje ir lygiai grečiai eiti YouTube backendą. Tai prie šito siūlyčiau per daug neprisirišti, nes tikrai nieko neprarasit. O kodėl pasirinkai būtent šitą programavimo kalbą, ar ne, ir kodėl atmetei kitą, sakai, įsimylėjai Pythoną, tai kodėl? Pagrindė, kadangi šiaip čia labai banaliai nuskambės dėl Pythono sintaksės, tai čia toks labai visiškai neesminis dalykas, bet kuomet aš jau frontendo kursą ir tada įstojau į magistrą, tai man patiko tas paprastumas,
aišku, čia labai banaliai skamba, nes labai daug kas apie Pythoną taip sako, čia sintaksė ir panašiai, bet iš principo, kad ir kaip banaliai beskambėtų, bet mes tikrai turim daugiau laiko susikaupti į problemų sprendimą, nei kad į ten visokios sintaksis ir taip toliau. Be abejo, sintaksė tai nėra esminis dalykas, bet tiesiog pritraukia, kaip viskas paprasta ir gražu. Tai būtent tas mane pritraukė, bet aš pradėjau Pythoną ir aš pradėjau gal prieš 4 metus kažkas tokio, bet aš niekados per šitiek metų neturėjau jokių dviejonių ir tiesiog kodinausi Pythonu ir per daug nieko negalvojau. Nei ar aš ten viena moteris komandai, nei ar man ten, kodėl man būtent tas Pythonas patinka ten ir taip toliau ten. Aš tiesiog paimdavau ir kodindavau. Tai man jis tiesiog, dabar pagalvojus, kad tiesiog galbūt iš kitos pusės aš nesu susidūrusi kitą backendo kalbą. Man patinka be abejo dabar ir galbūt kitas programavimo kalbas paliesiu, nes pats po Pythono kapoto guli ne tik Pythonas, bet ir kitos kalbos, tai galbūt prisiliesiu ir prie kitų. Kuo toliau, to labiau, šiaip galbūt nukrypsiu kažkiek, bet kuo toliau, to labiau neprisiriši nei prie frontendo, nei prie backendo. Pradžioje tai būna taip, kad ką čia pasirink frontendas, backendas, gerai pasirinkau backendą, tai gerai, tai kokią kalbą čia imti tada čia. Kokį C++ ar ten Pythoną ir panašiai, bet kuo toliau, tuo labiau tu jau orientuojasi į tą problemą, tiesiog, nesvarbu, kokį įrankį te paimsi, ar ten būtų smuikas ar gitara ar panašiai, tai vis tiek tai yra muzika, tai taip pačiai ir su programavimo kalbom, ypatingai, kai pradės ateiti tas jau mąstymas objektinio programavimo, kur yra jau backendo pagrindinis konceptas, tai tada jau tos kalbos jau visos tą objektinį, tarkim, programavimą turi preliminariai, tai tada jau nebus sunku ir kitą programavimo kalbą išmokti. Tai tiesiog patarimas nuoširdus, kad ne per daug orientuotis, tiesiog svarbiausia problema, bet ne įrankis, nes dažnai mes labai įrankį nusistatom, ten sintaksė, visą kitą. Dabar tai tiesiog, ten jau ta sintaksė, ten 100 metų jau ten galima greitai ją sutvarkyti su visokiais shortcutais, bet svarbiausia tai yra tos jo problemos ir tiek. Ir tu paminėjai, kad negalvoju apie tai, kad esu viena mergina tarp vaikinų, ne tarp vyrų. Tai vat merginom, kurios žiūri, ne, dažnai išsigąsta. Mes praeitam pokalbį su mūsų karjeros centro vadovė Marija irgi apie tai kalbėjomės, kad tikrai ateina su stereotipais, kad aš čia mokysiuosi web dizainą tik tai arba testavimą čia, nes tai yra lengviausia, bet išsigąsta būtent ir ypač backendo, ar ne, ir sako, aš čia nesugebėsiu. Tai ką tu galėtum jom pasakyti? Šiaip pirmą dalyką, nes šiaip aš esu tas žmogus, kuris nuo vaikystės ten žaidžia futbolą su vaikinais ir taip toliau, tai aš esu dviejose pusėse. Aš manau kartais, kad moteris galbūt ir pačios ateina su jau problema savo galvoje. Aš neskau, kad tos problemos nėra. Manau, kad jinai tikrai yra. Aš nesusidūrus su stereotipais ir taip toliau, bet esmė tame, kad labai dažnai pačios moteris galbūt savo mintį įsikala į galvą ir tada su tą mintim vaikšto ir priima asmeniškai tam tikrus dalykus, kur galima tiesiog nepriimti. Tai čia ta viena pusė, kuomet galbūt net nėra jokios problemos ir tie vyrai daro savo darbą ir jie ten per daug net negalvoja tiek daug dalykų, kaip atėjusi moteris. Iš kitos pusės, tai aš noriu sužinot, kaip vyksta, dėl to įkūriau PyLadies Lithuania, nes būtent dabar buvo PyCon konferencija ir būtent ten susitikau su PyLadies prezidentė iš viso jau pasaulio. Yra labai daug lokacijų, PyLadies Munich, tai būtent su Vokietijos jau irgi dalyviams susipažinau būtent tai. Dėl to ir pagalvojau, kad visai faina būtų sužinot, kaip kas vyksta, nes mes turėjom pirmus mūsų pietus apskritai visoje Lietuvoje susirinkimas būtent Lietuvos pitonistės ir mes turėjom labai nedaug laiko, bet mes tiesiog pasikalbėjom ir aš pagalvojau, reikia datesti pokalbį ir pasižiūrėti, kaip kas vyksta. Tai aš taip nuoširdžiai tariant, aš pati nesu susidūrusi su visiškai jokia problema dirbant su vyrais. Galbūt aš kalbėdamasi su moterim kažką išsiryškinsiu, kad galbūt kažkas panašaus, tai aš tikrai neatmetu tokios galimybės, bet man pačiai įdomu sužinoti, nes aš labai noriu, kad visi kodintumėm, mokytumėmės ir panašiai. Bet
kuo toliau, to labiau aš manau, kad man atėjęs tas iš vaikystės, nes aš tikrai tą futbolą kaip laukinukė jau nuo mažens žaisdavau su vaikinais ir aš kažkaip visiškai nieko asmeniškai nepriimu. Tai galbūt, kai aš asmeniškai nieko nepriimu tam darbe ir tarkim, jei kažkas būtų ir aš pati gal sugalvočiau, kad va, čia gal kažkas su stereotipais kažką, tai aš tikrai turbūt ir raščiau, kas, prie ko prisikabint. Bet kai nepriimė asmeniškai, bet aišku, aš manau, čia už viso to slypi, kad tiesiog turi patikti darbas ir tiek. Kai man patinka, tai aš kažkaip neturiu gal to laiko, nes pirmam darbe tai aš iš vis ten taip buvau tiesiog kaip tiek daug pozityvo turėjau mokytis ir taip toliau, kad aš gal net, ir aišku, mano aplinka buvo tikrai fantastiška, bet kai turi labai daug darbo, tau jisai patinka, tai galbūt, bet šneku tik iš savo perspektyvos. Aš tikiu, kad priklauso ir nuo komandos, ir nuo kultūros įmonės, ir panašiai. Paminėjai bendruomenę, jeigu neklystų Pi Ladies, ar ne? Taip, Pi Ladies Lithuania. Tai PyCon organizatorė prisijungė prie manęs kurti šią bendruomenę, tai dabar sukursime pirmąjį eventą, tiesiog mano tikslas suburti kiekvieną, ne kiekvieną, bet aš ten LinkedIn netėjau ir ieškojau būtent moterų susijusių su Pythonu, nebūtinai su Pythonu. Tai kažkaip vis galvoju, man patinka ir su draugais nueiti į biblioteką, aš nenoriu taip afišuoti konkrečiai, ten moterys ir panašiai, bet tada pagalvoju, tai tiesiog tai ir yra tos bendruomenės, pavyzdžiui, ir kitose šalyse, tai tos Pi Ladies bendruomenės, jos taip pačiai komunikuojasi su vyrais. Ir galbūt čia ir būtų tas sprendimas neuždaryti būtent, o kaip tik visiškai nemėgstu afišuoti, kad čia moterų ir kažką. Aš esu dalyvavusi laidoje Mergaitės taip nedaro ir tik po to pagalvojau, ar aš tikrai daryčiau tokį pavadinimą Mergaitės taip nedaro, nes reikia kaip tik gal, nors nežinau. Taip daro. Bet taip daro, aš suprantu tą pavadinimą. Bet tiesiog aš kažkaip net tą tokį stereotipų dalyką bandau kažkaip padėti į šalį ir tiesiog pirmą, dėl ko mes viso susibūrėm, dėl to programavimo, tiesiog bandyti kažkaip ir kartu kalbėtis ties tais stereotipais ir panašiai, bet pačios ir per daug gal neužstrikti ties jais, nes galbūt jų net yra gal tos problemos, bet manau, kad kartu viską galim. Žodžiu, kadangi čia yra labai nauja idėja, tai aš gal tiesiog pati net neišryškinu konkrečių minčių, tiesiog pirmą kartą dabar susitiksim, tai būsiu labai patenkinta, labai džiaugiuosi. O kas ten vyks ir jeigu klauso mūsų kažkas ar ne, ką domina, kaip prisijungti? Pi Ladies Lithuania tai bus tiek LinkedIn, tiek Facebook'e būtent su šiuo pavadinimu. O vyks tai tiesiog pagrindinis tikslas kurti renginius, kalbėtis, jei pavyzdžiui tikrai moterys turi kažkokių nemalonių jausmų būtent darbo aplinkoje, tai tiesiog dalintis, labai ir pati tikrai labai noriu išgirsti būtent kaip sekasi kitoms ir galbūt jei kažkurioms nesiseka pasakyti, kad aš turiu tai nuostabias komandas, kur ten visiškai nieko nesijaučiu ir čia net nesujama bendrai galbūt su darbo aplinka. Ir kitas tikslas tai tiesiog mokytis kartu, dalinti žiniom ir yra net pagrindiniai Pi Ladies konceptai, Pi Ladies jau bendros organizacijos, kaip moteris įtraukti vis labiau į tą bendruomenę. Tai ten visokie renginiai, workshopai, tiesiog susėdi su kompais ir kodini. Bendrai tai man labiausiai patinka ten peer programinimas, tai tiesiog su kitais, kuomet tu kodini, tau labai faina, nes vienas programuotojas, tai dažniausiai gal nebūna, nes aš bent jau, galbūt būna, bet būtent backend'e, kai dirbi su didelėm sistemom, tai tu jau esi pratęs komunikuotis, dirbti kartu. Ir panašiai. O pavyzdžiui, ar gali, nežinau, ateiti, ar kad ir pas tave, ar ne, tada merginos, kuriom domina, ar ne, bet jos dar net nėra pradėjusios, nežino, kas tai nori pažinti. Taip, tai čia būtų labai super, dėl to, kad eidama į šią laidą ir pagalvojau, galbūt tiesiog bus tokių merginų, kurios galvoja apie studijas, Code Academy ir dar net neišsirenka, gal iš vis ten web dizainas, gal frontendas, gal backendas. Tai ten, manau, mes ir padėsime būtent, nebūtinai, galbūt po to apsispręs būti web dizainerė, tarkim, bet mes kiek jau įmanoma duosim visą tą konceptą,
kas yra tas backendas, kas tas Pythonas. Tikrai nebūtinai rišamės prie Pythono, bet kadangi mes norim ir perprograminti, kartu dalintis specifiniam techniniam žiniomis, tai nenorim apriboti konkrečiai visko, nes noriu tai 50, tarkim, procentų šiaip kalbėtis, motyvuoti, 50, tarkim, procentų dalinti žiniom, kodinti ir siekti to kokybiško kodo ateityje. O jeigu dabar šiek tiek šokant atgal ar ne į tavo studijas, tai apskritai norėčiau, kad taip jau plačiai ar ne apžvelgtum, kas tau labiausiai patiko ar ne, būtent Code Academy, nes pas mus irgi tokia susirenka bendruomenė, nesu tikslu, mes turim labai nuostabius dėstytojus, tai va irgi gali papasakoti, kaip tavo patirtis ar ne, būtent pačių studijų. Taip. Pirmiausia, mane šiaip paklausė, kodėl tu ėjai. Ar tu negalėjai išmokti, tarkim, iškart būna klausimas, nes galima šiaip ir savarankiškai, ar tu, būtent dėl ko, tai pirmiausia, tai viską jo, kaip Elonas Muskas yra pasakęs, viską galima išmokti savarankiškai internete, bet yra vienas aspektas, kad šiais laikais tai reikia didelės disciplinos ir nėra taip lengva viską taip paimti ir išmokti, ypatingai kai aš ten ir magistrą jau aš norėjau tiesiog disciplinos. Man patinka disciplina, man patinka, kaip aš turiu atsiskaityti kažką, aš taip tiesiog išmokstu. Ir aš iki šiol, šiaip gal truputį nušoksiu, bet iki šiol aš darbe, tarkim, aš daug ką konspektuojusi, taip kaip aš būčiau universitete, kas yra man ir universitete, ir Code Academy, tarkim, kad, aš pastebiu, kad labai daug dalykų atneša iš tos disciplinuotos pusės, kad mėgsti ir pasikonspektuoti, ir skaidrės padaryti, kad, tarkim, pat aš noriu pristatyti kažką. Tai tas edukacinis mąstymas irgi labai atėjo būtent iš tų kursų, iš universiteto. Labai dėl to džiaugiuosi. Tai bendrai daugam rekomenduoju pasižiūrėti ir dėstytoją, nes galbūt kažkam kažkas gal nepatiko kurse, bet tai galbūt tiesiog nepriklausė nuo kurso, gal tiesiog atmosferos nesutapo su dėstytoju. Ir čia yra visiškai normalu. Tai visą laiką siūlau pasižiūrėti dėstytojus, pas mane dėstytojai buvo tikrai labai fine. Man tas labai patiko, pačiame backende jau Pythone aš jau norėjau padaryti daug daugiau, tai aš buvau visiškai, turėjau visas galimybės daryti daugiau, ypatingai kai aš dar lygiai greičiai mokiausi ir magistrę Pythoną. Tai patiko tas tiesiog, kad disciplina, kad dėstytojų gali, jei norit ir daugiau ar mažiau, ten prie jūsų tiesiog prisitaikys. Tai tas labai fainu. Tai manau, kad šiais laikais labai svarbi disciplina būtent ir Code Academy tikrai suteikia tą discipliną. Ir būtent motyvacija kartu, kad kai aš matau, kad kiti įsijautė į tą patį darbą ir mane labai motyvuoja būtent daug mano draugų sako, tai tu čia su savo tais visais autoritetais ir taip toliau, bet man labai patinka žmonės tiesiog, kurie daro tą patį dalyką, ką tu darai, ten programuoja ir man tiesiog dar didesnis noras daryti tai. Nežinau, kaip tai išreikšti, bet man tiesiog labai patinka, kai aš esu tarp tų žmonių, kurie irgi tą patį daro ir tu dar greičiau išmoksti, nes iš principo tu tiesiog pačiam darbe irgi mes kiekvieną dieną mokomės, kaip sako programuotojas, amžinas studentas, tai ten tiesiog irgi tokia pati galimybė, kaip ir Code Academy, tiesiog kodinant, kas kart mokytis kartu, tai ne tik iš dėstytojų, ne tik iš namų darbų ar paskaitų turinio, bet kartu ir iš būtent susirasti bendraminčių, kartu su jais kažką išspręsti. Tai šiaip tikrai daug visokių pliusų, bet disciplina geriausia, manau. Man tu skambi šiek tiek, kaip žinai, maksimalistė. Tai jeigu iš šitos operos klausimo, tai žinai, atsiranda vis tiek. Tikriausiai, kur irgi tavo aplinkoje yra žmonių, kurie galvoja, kad, žinai, bus atnešta ant lėkštutės. Ir sako, kad aš čia išklausiau tą kursą, bet aš neturiu čia žinių, nežinau, kur čia nerandu dabar darbo. Ir tu esi visiškai priešinga ir tas pavyzdys, kuris parodo, kad nėra taip, ar ne? Tai kaip išspausti iš tų studijų maksimumą, ar ne? Kad aš jau tikrai pasibaigiau ar ne, pasikauščiau ir tikrai man nebebaisi tą darbo rinką. Tai turbūt tiesiog aš ką pradžiai apskritai daryčiau, kad yra labai daug Code Academy studijų, kurios duoda daugiau nei 3 mėnesius, tarkim ten 7 mėnesius ir taip toliau. Ir ką aš daryčiau, visi tie
pagrindai, tarkim, Pythono, frontendo, juos labai lengvai galima pasidaryti ir pačiam YouTube. Turiu menį, bet kai tu pasibandai tos pagrindus, turi kažkiek nuovokos, kuris labiau patinka, tai aš tada tiesiog jau tuos, kaip sakant, kuris labiau patinka, tai pasirinkčiau būtent tą kursą iš Code Academy ir pasimčiau galbūt didesnius kursus ir pradėčiau tiesiog, nes kodėl aš sakau, kad pradžioje pasibandyti, nes kai pasibandai ir kai matai, kad tau tikrai patinka, tada viskas labai natūraliai eina, visi tie ilgesni gal namų darbai, tau viskas tiesiog eina pagal planą, kaip sakant. Tai man viskas labai patiko, dėl to pas mane viskas labai natūraliai gavosi, kad aš tiesiog daugiau mokiausi. Aš prieš tai buvau jau pasibandžius Pythoną. Dėl to pačiam Code Academy kurse aš jau tiesiog natūraliai viską dariau daug daugiau net nei reikia. Tai labai faina, kai eini į kursą ir jau kažkiek bent jau žinai, kad tai tau patiks. Ir manau, tai yra atsakymas, kad jei tau patinka, tai tu natūraliai tau gausis kažkaip pasibaigus studijas, neoverfinkinti, kad tu darbo nesusiras ir panašiai, nes tiems, kuriems patinka, jie tiesiog nepergyvena, gal kad nesusiras, jie tiesiog žino, reiks biškai daugiau pasistengti, padirbėti, susirasiu praktiką, nesvarbu. Šiaip pradžioje tai aš praktiką susiradau, bet toj praktikoje šiaip ganėtinai daug dalyvavo, kaip sakant, žmonių, kurie irgi norėjo patekti. Aš neturėjau kažkaip kitų išeičių, aš žinojau, kad aš tiesiog pateksiu ir viskas, tai kažkaip turėjau keletą darboviečių, bet turėjau ganėtinai daug laiko joms pasiruošti. Nenerti taip, kaip sakant, bet pasiruošti. Šiais laikais, kuomet yra ChatGPT, tiesiog dauguma žmonių klausia, kam reikalingi juniorai, nes midai atlieka labai daug darbo, būtent junioro. Tai aš visą laiką sakau, kad reikia naudotis ChatGPT, jūs juo galima labai daug visko išmokti, daug greičiau. Tai šiais laikais, šie laikai yra truputį kitokie, nei kai aš pradėjau, nes nebuvo jokių ChatGPT ir reikėjo daugiau juniorų. Aš manau, kad šiais laikais dabar dirbtinio intelekto metais, tai net juniorai tiesiog turi būti labiau, kaip sakant, pasikaustę. Tai grįžtant dar prie tų studijų, jei pasibandėt kažką su, pavyzdžiui, ChatGPT, pasibandėt, išsiklausinėt, kokios yra kalbos, pasibandėt būtent, kad ir su ChatGPT, labai šiaip gera idėja, net lygiai grečiai su YouTube, ChatGPT, pasibandėt, matot, kas labiau patinka, pasirinkti tada jau tą kursą ir tas kursas tiesiog bus visiškai jums tada į temą, nes viskas labai patiks ir tada natūraliai gausis visi tie nebijojimai po kursų, kaip kas kur ką, nes kai patinka, tai tiesiog truputį, aišku, gerai, tai yra baimė, kaip čia įeiti į rinką, bet kai patinka, tai tu vis tiek mokaisi ir galiausiai vis tiek kažkur patinki, nes dabar vadovai jie labai kažkaip pastebi, kur tikrai žmogui patinka ir kur tiesiog, nesvarbu frontendas, tai gerai priimkite į frontendą, tai backendas, tai ir tada manau, kad tada pastebi, kad galbūt nėra aistros nei tam. Tai Dar paminėjai apie dirbtinį intelektą, tai man toks yra, žinai, kur jeigu norėsim problemų, tai susirasim problemų ir sakysim, kad čia mūsų dabar nereikia, bet nemačiau nei vieno, kuris labai norėtų, būtų pilnas noro motyvacijos ir nerastų kelio, ar ne? Tai manau, kad čia visiškai paprastas tas kelias, tiesiog reikia labai daug norėti, labai daug dirbti ir gal dar gali šiek tiek irgi papasakoti apie tą įsidarbinimo, ar ne, kaip praėjo tavo praktika, gal netgi gali pasakyti, kur jeigu gali, ar ne, ir galbūt irgi čia tikriausiai prisidėjo prie tavo to noro tobulėti, nes jaučiu iš to, kad tu sakai. Šiaip, mano šiaip pagrindinis karjeros žmogus tai yra Justinas Kuizinas, tai mano mentorius. Būtent žmogus, kuris tiesiog pamatė manyje potencialą. Ir aš labai dėkinga dėl to, kad, kaip prieš tai minėjau, man labai rūpi mano autoritetai ir panašiai. Tai man karjerai, mano tikrai didelis autoritetas yra Justinas, būtent iš Corner Case Technologies. Tai būtent ten buvo praktika tiesiog nereali dėl to, kad būdama praktikantė, aš to lygiai
man buvo sudaryta programa būtent iš tų visų būtent tech lydo, team lydo žinių, jau konkrečiai sudėjo vat, tas žinias, kurios man labiausiai būtinos ir lygiai grečiai to lygiai aš projektuose pritaikydavau būtent tą, ką išmokau. Tai be abejo, man buvo tikrai labai daug streso, nes tikrai tada bijojau iškrist kažkaip, būdavo visokių baimų. Ir tikrai galvojau, kaip neprarasti to darbo iš tos praktikos ir viskas man ten pavyko ir po to įsidarbinau, pradirbau 2 metus, kažkiek ten mėnesių, bet šiaip dabar galvoju, kad galbūt šį įmonę ir užaugino man tą tvirtą stuburą, kad aš taip jaučiuosi, galbūt nuo to pirmo darbo labai daug iš tikrųjų priklauso. Ir kalbant ir apie moteris, jei pati pirma darbo aplinka nėra galbūt tinkama, turbūt kyla kažkokių minčių, kad galbūt programavimas ne man ir panašiai, nors tas gal programavimas net čia ne tame problema, o galbūt stereotipai ir kiti dalykai. Tai mano pirmoji darbovietė tiesiog tikrai buvo labai viskas sustiguota taip, kad aš tiesiog turėjau visas reikiamas galimybės mokytis ir neturėjau jokių papildomų minčių apie kitus dalykus. Tai šiaip labai geri prisiminimai ir tiesiog ten išmokau tikrai labai daug. Tikrai labai daug. Tai praktika jo buvo tikrai challenges, kaip sakant, bet po to viskas tvarkoja. Ir po 2 metų su ten keliais mėnesiais aš tikrai dabar jaučiuosi daug stipresnė. Tai šiaip rekomendacija, kad pradžioje prieš renkantis, tarkim, ir kalbas, ir jau kai pasirinkote tam tikrai įrankį, pagalvoti ir bendrai, kokioj įmonėje nori dirbti. Nes šiaip aš dabar dirbu daug didesniai aviacijos kompanijoje, kur mes nesam pagrindas, kaip IT kompanijai, kaip programuotojai yra pagrindas. Tai čia iš principo yra labai toks svarbus niuansas, kad turbūt didelėje kompanijoje, tai jau turbūt turi ateiti jau kažkiek labiau išmokęs. O būtent toj mažesnėje, aišku, mano pirmoji įmonė nebuvo jau tokia maža, bet tikrai daug mažesnė. Ten bijau sumeluoti, bet iki gal 100 žmonių, kažkas tokio, bet ten tiesiog tikrai buvo labai daug patirties. O būtent didesnėje kompanijoje, tai automatiškai, čia turbūt vis tiek visiems aišku, kad jau didesnėje kompanijoje turbūt vis tiek nėra taip pasižiūrėjimas iš visų galbūt pusių kaip mažesnėje. Tai tiesiog turbūt pradžioje galbūt stengčiausi neiššokti į tą didelę kompaniją, kurioje yra daug skyrių, ten sėdi keli programuotojai ir panašiai, bet toj galbūt IT būtent kompanijų, kur yra tiesiog daug programavimo, daug devų komandų ir taip toliau. Ir ten tiesiog viskas gal kitaip veikia. Daug yra iš ko mokytis, ar ne, tokiuose šiek tiek mažesnėse. Ir man dar priminė šiek tiek mintį iš jau gana seno dabar podcast'o, ar ne, mes su Karolina, būtent dirbtinio intelekto specialistė, profesionalė, kalbėjomės apie tai, kad labai yra svarbu pasirinkti tą pirmoją komandą ir pirmąją įmonę, nes tikrai tai daug daro didelę įtaką tiesiog, ar ne. Tai irgi mano nuoširdus patarimas tiesiog pasidaryti researchą, ar ne, nepabijoti, parašyti ir paklausti netgi komandos narių, nes dažniausiai labai nuoširdžiai visi atsako, man irgi tikrai yra rašę dėl įvairių ar ne įmonių, kur dirbu ir sako, pasakyk kaip ten. Ir tu pasakai. Tai tiesiog nepabijoti, ar ne, to ėjimo, ar ne, irgi tokio aktyvaus, ar ne, ir į visus klausimus bus atsakyta. Net nebijot galbūt tam pačiam ir tech lydui parašyti. Šiaip dabar, aš manau, tech lydai, jie labai kažkaip iš gerosios pusės moka pamatyti tiesiog žmoguje. Tiesiog tikrai labai daug atvejų, kuomet įdarbina žmogų, kuris tikrai neturi ten, tarkim, labai daug patirties ir visą laiką galbūt jisai galvoja, kad čia tikrai neprims, aš čia per mažai patirties turiu. Bet dabar tiesiog labai daug talentingų, adekvačių tech lydų, kurie tiesiog pastebi, tu turi tą potencialą ir tu tiesiog gali pas mus labai daug ko išmokti. Aš siejant įsidarbinimą, tai tikrai labai domėjausi apie savo pirmą kompaniją, tai nebuvo kažkoks atsitiktinis siuntimas. Aš prieš savo pirmą kompaniją, tai vieną CV ir buvau išsiuntus į tą kompaniją, kurią ir patekau. Tai
būtent, aišku, domėjausi, man daug žmonių sakė, kad būtent į tą kompaniją tau labai tiktų, tai jo, siūlyčiau pasidomėti ir kai savaime dominties tą kompaniją, kažkaip ir ateina ta, kaip sakant, geroji karma, kad, nu, vat, kažkaip pasiseka. Nu, kad nebūtų taip atsitiktinai siunčiu kažkur, bet tikrai, manau, pasiseks, jei vat, pasidomėsit, pasiklausit, parašykit, kad ir tam pačiam techlydui. Šiaip, žinau atveju, kuomet net ir, tarkim, neįdarbino, atrašė laišką, kad nepasisekė, ne tai, kad nepasisekė, bet nepasisekė, nes šiuo metu neturim laisvų vietų, bet pabandykite vėliau. Ir kandidatė atrašė, o ką man reiktų galbūt dar pasimokyti, ką. Ir būna, kad pamato tą tokį užsispyrimą ir priima. Ir tiesiog niekada nenuleiskit rankų, kai pasako kokį neigiamą atsakymą iš tam tikros darbovietės. Tiesiog parašykit, išbandykit viską, per daug negalvokit, parašykit, galbūt dar galiu atlikti kokį užduotį. Ir pamatys jumise potencialą ir vis tiek galų gali ateity, gal kažkur vis tiek susitiksit su tą kompaniją. Tai tiesiog, jo. Ir aš neretai irgi susiduriu su tuo, kad, pasakoja apie tą backendą kažkaip baisiai, kad ten yra labai sudėtinga ir ten, žinokit, nėra tokia romantika, kaip jūs galvoja, čia pinigai tie yra tik tai labai ar ne gražus paveikslas, bet iš tikrųjų yra kitaip. Tai man įdomu, kas tave džiugina, kas kiekvieną dieną tave motyvuoja ir jau suprantu, kad iš tavęs ar ne, bet būtent kokie dar galbūt papildomi tie veiksniai. Backendas. Šiaip backendas, dėl to, kad dabar aš mokausi ir sistemų architektūrą. Ir ten viskas taip įdomu, ten viskas taip važinėja. Vienas serveris kreipiasi ten į kokį AWS ten. Ir ten mokytis galima tiek daug ir tu supranti, kaip viskas tiesiog savaime veikia, kad ir pats kompiuteris, kaip jis ten paduoda tuos CPU, ramus. Ir tada pats kompiuteris tau atrodo tiesiog kažkoks stebuklas. Nu, aš šneku iš tos jau. Tiesiog man labai, kaip aš būtent ir backendų pradėjau domėtis, nes kažkaip man labai įdomu buvo ir pats kompo vidus, kaip padaryti tą didelę, tarkim, aplikaciją arba galbūt tu savo kompę turi ten daug visokių aplikacijų. Kaip padaryti kompui, kad jam nebūtų tiek apkrovos ten. Tada pradedi domėtis visokiais dokeriais ir taip toliau. Tai tas backendas man patinka dėl to, kad galima mokytis ir sistemų architektūrą ir, pavyzdžiui, pasidomėti, apie tam tikrus layerius būtent kompiuterio sistemoje, tai hardware, operacinės sistemos ir taip toliau. Ir, nežinau, man labai patinka dėl to, kad tiesiog backendai yra labai daug visokio įdomaus dalyko, kuris yra tikrai galingas. Man pati veikianti aplikacija, iš tos būtent ir backendinės pusės, man yra tiesiog labai faina. Statyti API-us, rūpintis duombazę, bendrauti su duombazę, taip pačiai užtikrinti aplikacijos veikiantį funkcionalumą, užtikrinti security, kad ypatingai šiais laikais pats security užtvirtinimas, kad tikrai, tarkim, laikomės visų BDR taisyklių. Tai man tas duoda daug labai atsakomybės, o kai aš turiu daug atsakomybės, aš turiu baimę tą gerąją tokią ir aš ten kartais net pelytę taip baisu anksčiau būdavo paspaus, kai kažkokia didesnė duomenų operacija vyksta. Ir dabar jau man jau smagiau, jau netai baisu, tai man galbūt žodžiu reiktų dar labiau išsiriškinti, kodėl būtent backendas, bet jei taip laisvą formą tariant, tai tiesiog turbūt dėl to. Ne konkrečiai gal backendas, jau bendrai labai tikiuosi, kad ateityje tikrai netikiuosi ir pavyks ir sistemų architektė pabūt, nes labai patinka tiesiog kuo toliau, tuo labiau, kaip sakiau, nesikoncentruoti į įrankį, tai turėjau meni galbūt tą ir dabar susijusiu tą architektūrą, kad kai statau, tarkim, miesto kelią, anksčiau, tarkim, aš jį tiesdavau tiesiog paimdavau ir tiesdavau, kur yra ten pieva kokia, tai ir tiesiu tą kelią. O dabar visai faina pasižiūrėti, su droniuko kokią nuskristi į viršų ir pasižiūrėti, kur optimaliausia tą kelią nutiest. Tai aš taip įsivaizduoju tą architektūrą, kad tu viską iš viršaus žiūrai ir galbūt tau net lengviau kodinti tam tikrus dalykus, kai tu matai viską iš aukščiau. Tikrai daug kartų ir lengviau būna, tai tada tiesiog supranti, kas kur nukeliauja, nes dažnai backenderiui svarbu žinoti ir visus, ne visus, tam tikrus DevOps aspektus,
frontendo kažkiek, tai nėra taip, kad mes susidarė tam backend'e, bet galėčiau pasakoti, šiaip draugai, kai, tarkim, nežinau, kokiam būnam, tarkim, mieste ir kažkas netyčia užsimena apie backendą, tarkim, kai būna su draugais. Ir mano geriausia draugė, linkėjimai Indrika irgi, jinai visą laiką tokia, vėl Indrika pradės apie savo tą backendą, tai jau net mane jau sustabdo. Tai vat. Ir be abejo, dabar užsiminiau apie artimus, tai šiaip būdavo tikrai labai daug sunkių momentų ir burniautų būdavo. Nėra viskas tikrai taip gražu. Galbūt tikrai net vietom ir būdavo, kad aš čia moteris reikia galbūt dar labiau daryti. Dabar viską susijau, kad galbūt aš labai daug dariau, nes galbūt kažkur ir tas stereotipas gal slypėjo, kad man reikia dar daugiau daryti. Ir kelis net burniautus turėjau, tai tikrai artimieji tai labai daug padėjo. Ta prasme, nepadėjo, bet palaikė. Tiesiog man tas svarbiausia buvo. Niekada nei vienas ir tėvai, ir draugai nesakė, kad galbūt pabandyk apie kažką kito ar panašiai. Kažkaip visą laiką, ypatingai, kai su manim bendravimas būdavo net karts nuo karto gal nuobodus, nes aš pastoviai apie tą programavimą ir daugiau nemokėdavau apie nieką šnekėti. Tai būdavo tas momentas, kad aš buvau tik apie programavimą, po to jau pradedi domėtis ir sveikata, ir tuo balansu, 8 valandos miego, 8 valandos darbo, 8 valandos gyvenimo, kažkas tokio. Ir jau pradedu domėtis ir tada čia ir yra tikrasis menas suderint visą tą programavimą ir dar turėti tokį patį gerą asmeninį gyvenimą. Nes anksčiau būdavo taip, kad keliauju į darbą, viskas super, kaip sako, laimingas žmogus keliauja į darbą patenkintas. Tai aš keliaudavau patenkinta, bet sako, laimingas žmogus ir tas, kuris grįžta namo patenkintas. O aš tokia, pabūsiu dar vis tiek miegot, tiesiog grįšiu iškart į lovą. Tai po to pataisiau šitą, kad reikia laimingai ir į darbą eit, ir laimingai ir namo eit. Tai bandau tiesiog neužsidaryti, nebūti tik apie programavimą, kaip anksčiau būdavau. Bet galbūt buvo toks momentas. Svarbiausia, rasti tą balansą ir neturėti burnautų. O kaip tau tiesiog pavyksta, ar net tokiem žmonėm tokio tipo, ar ne, kur nori daryti, tai kaip ir sakė, ar ne, tas balansas, galbūt dar turi kažkokių patarimų, ar ne, nes mato galbūt žmonės, kad atpažįsta dabar girdėdami tave, tai kas dar tau padeda? Šiaip dabar tikrai labai daug dirbu su balansu ir būtent su giliuoju darbu. Šiaip labai įdomiuosi giliuoju darbu, tai gilusis darbas, šiaip aš turiu tokią problemą, kad aš tikrai daug blaškausi dabar. Ir stengiuosi užsimti tuo giliuoju darbu, yra šiaip labai įdomi knyga, gilusis darbas, taip ir vadinasi. Ir mano tikslas yra padaryti taip, kad aš tiesiog turėčiau labai efektyvų laiką, kuomet aš tiesiog dar labiau sutvirtinčiau tą balansą tarp gyvenimo ir tarp darbo, nes aš tikrai labai daug blaškausi, tai mano patarimas ir būtų, nes tie kurie tiesiog labai daug blaškosi, tai supras, kad jau backend'e tai tikrai reikia labai daug giliojo darbo. Ir aš pati esu backend'e ir aš daug blaškausi, bet aš tada turiu atidirbti ilgiau ir aš atidirbu ilgiau. Bet iš tikrųjų, kaip yra faina, kuomet aš dabar net pradedu žymėtis pačiam Excel'e, ten valandą susikaupimo, valandą. Ir kaip yra faina turėti tą gilų į darbą, tai stengtis tiesiog optimizuoti tą laiką, būtent mokytis to giliojo darbo, nes backend'is yra tikrai labai fainas ir tada lieka daug laisvo laiko būtent asmeniniam gyvenimui, nes ką aš darydavau, aš kai būdavau juniorė, aš pastoju tiesiog mokydavaus. Aš grįždavau iš darbo, aš mokydavaus, savaitgaliais varydavau bibliotekas ir man tuo metu būdavo viskas super. Po to atsakiau, kad aš ten pusę laiko kažkaip tai telefonė prasėdžiu, tai dar kažkur. Tai man dabar tikras menas yra paimti, atsisėsti, padaryti savo darbus ir tada grįžti atgal į gyvenimą. Tai čia tiesiog gal toks nestandartinis patarimas, ten tiesiog perskaityti gilusis darbas knygą, ko pasiekoji tiesiog labai daug laiko sutaupysit ir pats backend'as neatrodys toks sunkus, nes galbūt jis kartais atrodo sunkus, nes tiesiog trūksta kažkur mintis ir po to vėl reikia įsigilinti ir tas pastovus įsigilinimas jis vargina. O kai įsigilini, tai atrodo ir įdomu, ir laiko sutaupai, ir bendrai galbūt ir pačioje akademijoje gali būti lengviau, nes tiesiog tu tada atrasi laiko ir YouTube pasižiūrėti, ir akademiją užsiimti ir panašiai. Tai gilusis darbas
Be abejo, pagrindinis turbūt dalykas tai nebūtų tik apie programavimą, nes tiems jau, kuriems tikrai labai patinka, tai bent jau aš tiesiog viską darau apie programavimą, o dabar man tikrasis menas ir domėtis, ir giliuoju ir darbu, ir bendrai mitybą, ir nusipirkau, vadinasi, liūto karčio grybai, kažkas tokio. Viltelę nusipirkau, kaip pagerinti smegenų darbą. Ir tiesiog man tas patinka, kad aš pradedu tiesiog ir knygas skaityti, skaitydavau knygas, bet turiu menį, kad man tiesiog, ir maistu pradėjau domėtis ir panašiai. Ir kuo daugiau užsisuka man tas ratas su sveika gyvensena, tuo man dar geriau smegenys veikia būtent backend'e. Tiesiog stengiuosi bandyti tiesiog ir sveikai maitintis, ir kažkaip dar geriau smegenų veiklą pagerinti ir kiek įmanoma tiesiog išnaudoti kuo efektyviau tą savo programavimo darbą ir valandas. Ir kuo toliau, to labiau, kuo aš efektyviau išnaudoju ir su savo liūto karčio miltelis, kurie padeda mano smegeniams, aš tik neseniai pradėjau. Tuo aš pastebiu, kad aš tiesiog galiu suoptimizuoti laiką, tuo ten bandyti nueiti prie ežero, ten pamedituoti ir taip toliau. Ir man tada atsiranda tas visas balansas. Ten 8 valandos miego, ten 8 valandos darbo ir gyvenimo. Tai iš tikrųjų, čia tiesiog yra pagrindas. Kuomet yra sveikata ir ypatingai, kai jau, tarkim, mano atveju, kai mane pradeda, aš pradedu tiesiog jau imti asmeniškai, tarkim, kažkoks pareina, tarkim, užduotis, kad, tarkim, kažkokį kodą gal netai padarau. Ir jei jau pradedi imti asmeniškai, reiškia, galbūt jau kažkiek burniauto požymiai, nes tiesiog jau tu pradedi ir asmeniškai priimti ir jau kažkokie nervai kyla. Tai aš manau, dėl to ir labai svarbu sveika gyvensena, miegas, banaliai skamba, bet tikrai čia yra koras būti rimta moksle. Kaip tarkim frontend'e ar backend'e. Ir tada visur gali suspėti ir akademijose, ir dar papildomai YouTube'ą, ir dar dirbti kažkur ten, nežinau, kokį kitą darbą. Nes dažnu atveju dabar labai daug žmonių persikvalifikuoja sėkmingai. Tai tiesiog, kadangi galbūt, kodėl aš tai kalbu apie tą balansą, nes kadangi programuotojas yra amžinas studentas, čia mokytis yra kiekvieną dieną mokysi vis kažką, tai ir mokysi ir darai vis kitą užduotį, nėra visiškai jokio monotoniškumo, nebent kokį servaką pasileisti su to pačia komanda, tai čia nebent monotoniškumas, bet tiesiog visą gyvenimą reiks, jei noras bus likti šioj srity, tai kadangi reikia labai daug mokytis, tai reikia bet kokiu atveju ateis tas taškas, kuomet vis tiek reikia susitvarkyti ir sveikatą, ir miegą, ir viską, nes reikia tiesiog visą laiką pastovios energijos ir mokytis ir gyventi. Tai čia toks mano pagrindinis gal patarimas, nes aš buvau nuklydus, visiškai buvau be sveikatos, bet nieks manęs nevertė, aš pati tiesiog. Bet dabar supratau, kad man net efektyviau dirbasi, kuomet aš nedirbu ten viršvalandžių, o tiesiog efektyviai išnaudoju. Bet aš kažkur skaičiau, kad čia juniorai dažnai taip nesidirba. Šiaip baisi rinkoje ir čia papuoliau, noriu kažką įrodyti, bet saugokit savo sveikatą. Ypatingai, kai skiriamas mažesnis laikas, jis gali būti net efektyvesnis nei ten 7 valandos. Ką ir sakei, paskui pradedi skrolinti. Taip. Daug tų yra patarimų, tikriausiai kiekvienas turi ten savo atrasti, vieni irgi siūlo ten nusibriežti ne daugiau 6 užduočių, ar ne 3 kažkokios stambesnės, 3 smulkesnės, tai kiekvienas turi atrasti tikriausiai, kas veikia jiem, o čia, ką tu pasakyti, čia visiškai, ne, be sveikatos neturėsime energijos nei gerai dirbti, nei gerai ilsėtis. Taip. Taip pat. Ir man dabar įdomu apie tavo ateities planus. Kokios studijos nusimato? Tai kol kas labai noriu gilintis į tą architektūrą. Šiaip man labai patinka, kad kažkaip tiek Pythonas man atėjo natūraliai, tiek architektūra atėjo natūraliai. Tai mano dabartinis mentorius, linkėjimai Aleksandrai, jis yra sistemų architektas, tai galbūt ir dėl to aš kažkaip matau tą irgi, kaip sakant, autoritetą ir man irgi norisi matyti viską iš viršaus. Tai čia toks artimesnis tikslas. Bendrai, tai aš labai noriu būti ir tech lead ateityje. Man patinka komunikuotis, man patinka per programint.
galbūt aš įsivaizduoju tą techlydą irgi, kai tu matai viską galbūt iš viršaus, tu turi būti galbūt daėjęs ir tą programavimą, ir tas techlydas turbūt vat, kaip ir tas dronas iš viršaus stebi tą visą miestą, tai man tas labai, manau, tiktų. Aš taip pat jaučiu, tik tiek, kad norisi dar labai daug dalykų išmokti, kad apskritai būt kažkieno lydė, kaip sakant. Tai vat, bendrai, kodėl noriu būti techlydė, tai noriu tiesiog papult arba ten labai fainam produktą, kur aš pati juo labai tikiu ir kur tikrai yra potencialo ateityje būtent likti ten tam, tarkim, produkte. Nes, kuomet aš labai tikiu savo darbu, tarkim, jei ten dabar dalyvavau Health Tech akceleratoriui ir aš matau, kaip žmonės su savo naujomis idėjomis, jie ten gali kalnus nuversti. Ir labai norisi ateityje dirbti ten, kad nebūtų techlydė tiesiog dėl pavadinimo, bet kad tikėt tom sistemom ir būti artimesniai, kaip sakant, kad nebūtų tiesiog darbas, kur žinočiau, kad čia kažkoks tarpinis darbas, vis tiek dirbs kitur. Norėtųsi atrasti tokį darbą, ar tai būtų mano, ar būčiau kažkur kitur, bet tiesiog atrasti tą produktą, kur galėčiau, turiu menį, kad norisi dar būti techlydė kažkur, kur labai labai tiki to produkto, galbūt net ir jisai pradiniai kokioj vystymosi stadijoje. Tai vat. Tai aš tau to ir linkiu. Ačiū labai. Ačiū tau už pokalbį, Enrika. Ačiū labai. Viso.